prieš gerus 5 metus dar žaidėm toj žemesniai lygoj, prieš kokius 7-8, tai netgi gan skaudžių pralaimėjimų ir ten turėdavom dideliais rezultatais. Ilgainiui pavykus laimėti tą pirmąją lygą ir papuolus į top lygą, irgi tie pirmieji metai buvo labai sudėtingi, buvo ir skaudžių pralošimų, bet vyrai suprato, kad norint išlikti top lygoj ir būti konkurencingais reikia dėti daug darbo. Tai būtent tas sunkus darbas ilgainiui jis atneša rezultatus ir kartais, aišku, norėtume gal tų rezultatų ir anksčiau, bet džiaugiuosi vyrų kantrybę ir tuo pastoviai dėtų darbu ir matom po truputį, kad kiekvienais metais tampam vis konkurencingesni. Pagrindinis rodiklis ir yra, kad mes čia žiūrim kaip į ilgalaikį procesą, nesikeliam kažkokios užduoties, kad šiais metais turim atsivežti X kiekį žaidėjų ir užimti tam tikrą vietą, labiau kiekvienais metais stengiamės kurti tą kultūrą, gilinti tradicijas, burti tą komandą, įtraukti vis daugiau jaunimo, tai klube treneriai mūsų tikrai sėkmingai šitą daro jau keletą metų. Mes norim kiekvienais metais augti, norim, kad mūsų Vilniaus savivaldybė pamatytų, kad mes būtume matomi ir ryškus ir daug metų į priekį padėtume tą pamatą geležiniam vilkui būti sėkmingas, tai tas mus ir motyvuoja, žiūrim į perspektyvą ir stengiamės, kad tas mūsų klubas augtų ir dabar užtikrintumėm gerą ateitį. Iki pat birželio pradžios pasiruošimo sezonas buvo labai aktyvus, birželį ilsėjomės ir šiek tiek neramino tą Liepą. Galvojom, kad daug kas atostogaus ir bus sunku surinkti vyrus, bet praktiškai tik pradėjom Liepos 1 savaitę treniruotis. Didžioji dauguma iškart prisijungė, aišku, dar vienas kitas iki pačioliai, kažkas atostogauja, kažkas grįžta iš atostogų, bet iš esmės pasiruošimas ganėtinai tenkina, vyrai ganėtinai aktyviai renkasi treniruotis ir pamatysim jau šeštadienį, kaip pasisekė pasiruošti. Iš esmės tai sudėties keismas kaip ir nenorėtume, bet, sakykime, turim keletą traumų, turim keletą žaidėjų, kurie jau kaip ir eina jų karjeros į pabaigą arba jau pasibaigė praeitais metais ir komandoje papildė keletas jaunimo žaidėjų, kurie rodė gerus rezultatus savo amžiaus grupiai. Tai tikimės, kad kažkokio labai didelio tokio pokyčio nepajusim ir tas jaunimas sklandžiai įsilies į komandą ir užpildys tas spragas. Visuomet, ypač daug metų būnant outsideriais, tik ką pakilusi top lygą ir bandant įrodyti, kad mes galime ten žaisti, tos motyvacijos niekada netrūks ir netrūko. Tai lygiai taip pat norim kiekvienose rungtynėse būti juose iki pat paskutinių sekundžių. Praeitais metais buvo pora rungtynių, kur galbūt jau antri kėliniai buvo ir paleisti, bet kuo toliau norim, tuo stipriau žengti top lygoje, norim atsikratyti gal jau ir nebe outsiderių etiketės, bet, sakykime, einant prieš atitinkamas komandas, būnant konkrečiai ne favoritai, tai dar daug kelio reikia nueiti, kad būtume favoritai. Bet norim tiesiog kiekvienose rungtynėse būti konkurencingi, kiekvienose rungtynėse jau nebe duoti gerą kovą, o eiti su aukščiausiu tikslu. Geležinis vilkas!